triumfo akimirkos tuo išauš. Iš tikrųjų, čia jau kai kurios poros gali būti visai ramios dėl savo vietos. 6. vietą užima šiame Lietuvos čempionate Pijus Palskys ir Ana Berzina iš Kauno Sūkurio. Iš viso jie surinko beveik 156 balus iš 200 galimų. Tai jau čia balai kitokie, nes kitaip skaičiuoja ir vertina jo. Taip, bendra suma visų tų šokių ir visų tų kriterijų 5. vietoje Edvardas Mašaro ir Gabija Lapševičiūtė iš Vilniaus Spindulio. Šiek tiek daugiau, beveik 158 balai. 4. vietoje. Bet tikrai, manau, jiems reikia nenusiminti, nes dar laukia jų rytoj čempionatas ir viskas tikrai bus ateityje gerai. O dabar ta galutinė suma, kas bus 4, kas bus 3 ir 4 yra Laurynas Makarovas ir Gabija Damašiūtė iš Vilniaus Juventus ir Kauno Danza M. Jie surinko 160 ir būtinai perskaitysiu po kablelio 310 tūkstantųjų. Bet iš kitos pusės pasižiūrėjus, pirmas Lietuvos čempionate debiutas tai yra tikrai labai aukštas ir geras rezultatas. Tai viskas ateityje. Na, galbūt kitą kartą apmaudu, kad tiek nedaug trūko nedaug, bet čempionatų daug ir varžybų. Taip, ir šiandien gali džiaugtis tikrai pelnyta 3. vieta Aurimas Meška ir Ainė Rutkauskaitė iš Kauno Editos Daniūtės šokių studijos. Jie taip pat surinko 160 balų ir 568 tūkstantąsias. Taigi, tango, fokstrotas ir kvikstepas nulėmė Aurimui ir Ainei Lietuvos čempionato bronzos medalį. 175 pora. Simonas Eikauskas, Liucija Norušaitė. Sūkurys, rumba. Simonas Eikauskas ir Liucija Norušaitė iš Kauno Sūkurio ir Panevėžio rumbos tampa Lietuvos suaugusiųjų standartinių šokių vicečempionais. Iš viso jie surinko 174 balus iš 200 galimų. Ir 1. vietoje. Ir nuo pat pirmojo šokio čia intrigos visai nesukūrė. 1. vietoje. Ir čempionais suaugusių grupėje. Intrigos nesukūrė. Na, tikrai. Visose šokiuose gerokai buvo aukščiau negu kiti pagal balus. Marko Bodin ir Kristina Karetonovaitė iš Šiaulių Šypsenos ir Vilniaus Ratuto surinkę šiek tiek daugiau nei 181 balą iš 200 galimų tampa 2024 metų suaugusių standartinių šokių Lietuvos čempionais. Ir kol apdovanojami čempionai, aš noriu paprašyti žiūrovų dar nepabėgti nuo ekranų, ne tik dėl to, kad Lietuvos čempionų garbiai skambės Lietuvos Respublikos himnas, bet todėl, kad čia matysime, kaip apdovanojami čempionų treneriai, tai yra Šiaulių klubo Šypsena treneriai Žanas ir Neringa Untuliai, o taip pat Vilniaus Ratuto treneriai Aušrelė ir Virginijus Visockai bei Eglė Visockaitė Damaševičienė. O taip pat šioje transliacijoje jūsų dar laukia, manyčiau, tikrai įdomus momentas, tai mes iš karto gyvai ant parketo galėsime pakalbinti naujuosius Lietuvos čempionus Marko ir Kristiną, tai bus vos už kelių akimirkų. Ir viskas bus gyvai šioje mūsų tiesioginėje transliacijoje. Rytoj aš kviečiu jūs įsijungti vakarinę dalį nuo 18 valandos, nuo visų varžybų pradžia, taip pat ir transliacijos pradžia rytoj 11 valandą. Stebėkite mūsų portale lrt.lt arba atvykite čia į Šiaulių areną. Ir kol čempionai džiaugiasi, aš noriu padėkoti Indrei Kučinskaitai Baltaragiai, tai pasaulio profesionalų. Ne pasaulio, dar kol kas ne pasaulio, Europos bronzos medalių laimėtojams, pasaulio taurės antrosios vietos laimėtojai kartu su Edgaru Baltaragiu. Taigi ačiū, Indrė, kad padėjai stebėti šį čempionatą. Aš viliuosi, kad žiūrovams buvo įdomu, viliuosi, kad tau buvo įdomu. Dabar mes kol kas atsisveikiname, klausome himno ir dar klausysime ir čempionų pokalbio. Netrukus po kelių akimirkų. Ačiū tau, Laura. Ačiū čempionams ir jų treneriams. Ačiū, iki. Lietuvos Respublikos himnas. Medaliai pakabinta, dabar pats metas švęsti, džiaugtis, žengti kokį vakarėlį. Taurių gaila, kad nėra, medalius merkysim į šampaną
Ačiū visiems buvusiems kartu šį vakarą. Varžybas baigiame. Rytoj 11 val. Vėl susitinkame čia. Tęsime čempionatą. Ačiū ir iki. Dar žiūrėkite, pas mane telefonas, radinys. Tikrai ne mano ant stalo, o čia man ką tik atnešė berods rožinės spalvos ar violetinis prie Ateikite atsiimti. Teikit, atiduosiu arba skambtelkit kažkas. Žodžiu, telefonas pas mane ant stalo, savininką kviečiu ateiti atsiimti. Rastas pamestas telefonas. iPhone'as, tik nežinau kuris. iPhone telefonas. Marko ir Kristina, sveikinam. Kristina kalba, tai dabar kokie įspūdžiai, nes... Oi, kaip garsiai. Čia sakė tik į transliaciją, bet pasirodo visai arenai. Tai kaip jūs jaučiatės pirmą kartą tapę Lietuvos suaugusiųjų čempionais? Na, manau, kad įspūdis neapsakomas. Dar kol kas, manau, nesuprantam, kas vyksta. Tai išsimiegosim, gal tada rytoj kažkiek suvoksim, nes po kol kas pilna emocijų. Kas šiandien geriausiai pasisekė finale? Viskas po truputį. Viskas neblogai, neblogai. Neišskaičiu nei vieno, nei gero, nei blogo. Viskas stabiliai. Ar kažkas nepasisekė? Manau, kad tobulumai ribų nėra, tai visą laiką galima tobulėti. Tai visada galima geriau. Ir tą tikėsimės parodyti kitais metais. Marko, pasakyk, kokie tavo įspūdžiai. In English or Lithuanian? Slowly learning. Slowly. Very slowly. Impressione. I felt very good. Beginning a little bit so, but thanks to her after I was able to manage to in the end. So actually was very good. The feeling between us was amazing and we're very happy and grateful for this. Yeah, teamwork. Yeah. Kas toliau? Europa? Tikėkimės. Ir paskui tikėkimės pasaulis. Tai ruošimės. Ar planuojat kokias nors atostogas, ar tas, pavyzdžiui, pasiruošimas, na, iš jūsų pareikalavo labai daug jėgų šitam čempionatui? Ar kaip tik ne? Na, Europa bus ganėtinai ne už kalnų, už mėnesio, tai manau, kad poilsiui laiko nebus. Tai ruošimės toliau. Tai linkim jums sėkmės, man atrodo, čia visi susirinkę. Taip garsiai pasikalbėjom, tai dar kartą plojimai Marko ir Kristinai, Lietuvos čempionam.